Labą dieną. Esu Loreta Jarmalienė, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro tekstilės skyriaus profesijos mokytoja. Šiandieną jums norėčiau parodyti keletą kaklaraiščių rišimo mazgų. Norint taisyklingai užrišti kaklaraištį, reikėtų pirmiausia jį atsimatuoti, dėti ant savo galvos ir apgaubti savo galvelę, kad liktų dar truputį vietos. Pirma parodysiu patį paprasčiausią kaklaraiščio rišimo mazgą su užmetimu. Atmatuojame galvos dydį ir permetame kaklaraištį, užsukame. Padarome mazgelį, perverčiame ir perkišame per mazgą. Užtvirtime kaklaraištį ir pataisydami pridedame po marškinėlių apykaklaitį. Kaklaraiščio ilgis turėtų dengti diržo sagtį. Šitas kaklaraiščio mazgas yra kasdieninis. Dabar parodysiu patį paprasčiausią mazgą. Atmatuojama galvos dydį. Šitą vietą apsukame, padarome mazgelį, išvedame per viršų ir per mazgą perkišame. Taip pat laikome ranką, kad užsiformuotų gražiai kaklaraiščio mazgas ir pritraukiame. Jeigu kaklaraištis užrištas teisingai, ištraukus, atpalaidavus, jis išsivynioja. Parodysiu šventinį mazgą kaklaraiščio rišimo. Galvos dydis jau turi būti idealiai atitikti, nes užrišimui reikės daugiau kaklaraiščio ilgio. Permesime per vieną, permesime per kitą kaklaraiščio sulaikymo dalį ir pervesime mazgą. Jis yra iš abiejų pusių mazgas. Perkišime, prilaikome. Dabar mes galime paformuoti šventinę kaklaraiščio duobutę. Ir jau kaklaraištis paformavus ir užtraukus, kaklaraištis atrodys šventiškiau. Siauroji kaklaraiščio dalis, jinai užsikiša už laikiklio. Jeigu kostiumas yra 3 ar 2 sagų švarkelio, reikėtų kaklaraištį prisegti iš marškinių užsegimo dalies su tam tikru kaklaraiščio laikikliu. Prisegimo aukštis, kada yra 2 ar 3 sagų dydis, jis eina per krūtinės vidurį. Tai reiškia, kad šitas užsegimas matytųsi, nebūtų paslėptas po švarku. Norėčiau jums dar parodyti, kaip užsirišti tautinę juostelę vietoj kaklaraiščio prie kostiumo. Turiu savo tėvelio išlaikytą kaklaraiščio juostelę, kuri dar yra austa pokarį. Kaklo dalis, kuri eina po apykaklaitę, jinai yra smulkesnė, išausta iš šilko siūlų. Atmatuojam galvos dydį ir rišame juostelės ilgąją dalį, perveriame vieną mazgelį, apsukame, perrišame kitą mazgelį ir išvedę per vidurinę dalį perkišame. Taip pat prilaikome, kad mūsų juostelė užsifiksuotų gražus mazgelis. Ir nutraukiame. Ir dabar matome, kad po apykaklaitę marškinėlių yra siauroji juosta. Gali būti, kad ir išlįstų ir apatinė dalis. Jos abi dalys yra nesiaurėjančios vienodos. Gali, kad apatinė dalis būtų ir ilgesnė. Bet tai jau neprivalu, kad dengtų diržo sagą. Kaklaraiščio priežiūra yra labai paprasta. Jeigu mes užsidėsime dėmelę, paimkim su šiltu vandeniu ir ją pavalykime. Jų skalbti negalima. Juos galima valyti cheminiu būdu. Juosteles skalbti galima, nededant į skalbimo mašiną, patrynus, jos išskalbti. Dar norėčiau jums parodyti vieną būdą, kaip pasidaryti iš kaklaraiščio varlytę, jeigu
neturite jos namuose, o prie kostiumo reikalavimas yra ateiti su varlyte. Į pagalbą kviečiu savo kolegę, profesijos mokytoja Lilija Glambaitė. Lilija mums parodys, kaip iš visiškai seno ir jau nebenaudojamo šilkinio kaklaraiščio padaryti varlytę ir ją papuošti savo kostiumą. Paimame, užlenkiame kraštelius kaklaraiščio ir užkišame už kaklaraiščio etiketės. Taip, kad krašteliai didieji užeitų už etiketės. Dedame plaštaką tiek, kad mes galėtumėm užlenkti kaklaraištį, nes mums reikalinga būtent veido dalis. Varlytė negali išeiti daugiau negu jūsų veidas. Užlenksime pagal delną ir užlenkiame 2 kartus, sulankstome kaklaraištį, 2 kartai vienoje pusėje, 2 kartai kitoje. Tada užsukame dovanų tokį mazgelį. Kaklaraiščio siaurąją dalį lenkiame pusiau ir pervedame per pagrindinę kaklaraiščio dalį. Mazgelį perkišame per padarytą mazgą ir ištraukiame ir užtrauksim. Su rankom mes jį pradedam formuoti. Užformavus jį pervedame taip, kad mes turėtumėm dalį, kur slėpsis po apykaklaitę ir prisitvirtins varlytė mūsų. Kada jau mes perkišame per tą patį mazgą ir ištraukiame galiuką, turime užrišimo ir užsidėjimo elementą. Jeigu mūsų kaklaraištis priekyje truputėlį nėra lygus, mes galim jį pataisyti, suformuodami bangeles ir varlytė mūsų paruošta. Ačiū už dėmesį, iki kitų susitikimų.